Turime gražių darbų, antrame aukšte yra stendas, kas nematėte, pasižiūrėkite, internetinėje svetainėje yra tekstai apie tą kelionę. O šiandien mes susirinkome čia ir norime pristatyti tokias dvi temas. Viena tai bus etnologės Vitalijos Vasiliauskaitės Geležinės viršūnės savitas Lietuvos kryždirbystės paminklų fenomenas. Truks maždaug vieną pamoką, turbūt taip. Po to mes eisime į Kranto gatvę, į seniausią Panevėžio mieste namą ir ten kita tema – Upytės bajorų kultūrinis palikimas. Taigi mes planuojame, kad užtruksime dvi pamokas su tokia ilgesnė pertrauka. Maždaug planavome 13:30 baigti šitą programą. Taigi, žodis etnologijai, klausomės. Kaip ir susipažinom, tai aš esu Vitalija ir malonu labai, kad pasirinkote šitą programą, todėl kad kryždirbystės programa čia iš visų muziejaus edukacinių programų nėra tokia populiari. Ji galbūt per daug rimta, labai susijusi su tikėjimu, su religiniais dalykais, su tai, kad žmogui yra labai asmeniška. Man tą, kur padaryta gerai. O, visai ne... Na, va, tai pirmučiausia, aišku, Čičinskas. Čičinskas. Čia pagal legendą, kurią visi žinot, ar ne, kad Čičinskas buvęs labai piktas bajoras, kuris savo baudžiauninkus niekinės, tai liepęs likti į medį gegutę kukuoti ir jei nekukuodavo nušaudavęs. Tai iš motinos gimusį vaiką atimdavęs perplėšęs jos akivaizdoje per pusę. Na, o žemė jį Dievas nubaudė nubramzdinęs pradžią į žemę dėl to, kad per vienas kalėdas jisai įjojęs į Upytės bažnyčią raitas ir prisidegė savo pypkę nuo altorių žvakės ir kleboną nušovęs ir jau nebepasiekė išjojęs iš bažnyčios savo dvaro, bet vidury žiemos, kadangi tai buvo prieš kalėdas, trenkęs perkūnas ir jo dvaras nugrimzdęs visas skradžiai į žemę, o pats Čičinskas irgi buvo perkūno nutrenktas ir niekaip žmonės negalėjo jo palaidoti. Kiek laidojo, vis žemė išmesdavo jo kūną ir išmesdavo. Tačiau toks blogietis, absoliučiai legendos pasakoja, kad blogietis. 60 dvarų Lietuvoje, Raguvėlės dvaras arčiausiai čia Panevėžio, didžiausias ko gero Baisiogalos, prašau, čia Komarų. O Karpiai turėjo mūsų mieste dvarą, Senamiesčio, Skaistakalnio parke buvo Karpių dvaras. O kur čia? Moigiai Eidrigevičiai, tai va, muziejus yra įkurtas Moigių namuose, teisininkų, notarų, gydytojų šeima. Eidrigevičius buvo vienas iš 63 metų sukilimo organizatorių Panevėžio krašte. Zavišos turėjo dvarus aplink Naujamiestį. Kervedžiai. Kervedžiai irgi netoli Naujamiesčio, Naudvario dvare yra kilusi šita giminė. Ir žinote, kad Stanislovas Kervedis garsus labai caro laikų inžinierius, konstravęs tiltus, sukūręs tą pakeliamų tiltų konstrukciją ir per Nevos upę Peterburge ir Varšuvoje, per Vyslos upę tie iš geležinių konstrukcijų pakeliami tiltai yra Kerbedžio Stanislovo. Va, tai mūsų Kerbedis dailininkas yra palikuonis būtent iš tos giminės. Straševičius lenkų kilmės buvo Lenkų gimnazijos chemijos